XIX amžiuje taip pat buvo tęsiama ta, reiškia, parko vystymo tradicija. Šita geometriškai anksčiau suplanuota zona, jinai išliko ir neužstatyta. Ir ne tik, kad neužstatyta, bet ir toliau medžiai sodinami palei tuos takus, kurie suformuoti anksčiau. Galima atsekti kai kurių medžių netgi tikslų gana amžių, kuris siekia XIX amžiaus pradžią, kai tas parkas, viena vertus taip, jisai buvo priskirtas ligoniniai, kita vertus jisai bent kurį laiką tapo viešuoju miesto parku arba sodu. Na ir buvo, aišku, skiriama tai rekreaciniai, reprezentaciniai funkcijai dėmesys ir buvo kryptingai sodinami tie medžiai, o ne niekas to parko, aišku, nenaikino. Vėliau, aišku, kai tas pastatų ligoninės vystymas ir statyba XIX amžiaus antroje pusėje, tai toks gana kontroversiškas dalykas, kuris dalį parko būtent jau vėlesnę jo reiškia, vėliau suformuotą peizažinę jo dalį užstatė tais pastatais. Kita vertus, parkas prarado savo ankstesnį tokį sodo, reiškia, barokinio sodo, natūralios gamtinės aplinkos apsupty tokį charakterį. Tai iš esmės irgi toks praradimas. Kita vertus, būtent tai, kad čia buvo ligoninė, irgi pasitarnavo to parko išlikimui.